Tai šiandien aš būtent kalbėsiu apie kompetencijas, kadangi jos būtent naujai atsirado mūsų bendrojoje programoje ir esu mokytoja praktikė ir viską stengiuosi išbandyti, pačiupinėti ir netgi ir pašokti. Tai kompetencijos, vat ir klausimą užduodu, muzika ar šokis, jeigu dėčiau svarstyklės, kur kas nusvertų. Nežinau, turbūt reikėtų, kurioj pusėje atsistotumėm. Jeigu muzikos pusėje atsistočiau, tai turbūt vienas kitą va taip ir svertų į tam tikras pusės. Bet turbūt reikėtų dėti iš šokio pozicijos, kad iš tikrųjų muzika mums labai svarbus aspektas yra ir visi tie įrankiai, kuriais labai mėgstu naudotis, mane čia labai žavėjo. Deja, mes šokio mokytojai negalim tiek daug sustabdyti savo šokėjų per pamoką, per užsiėmimą, kad jie galėtų, kad ir 45 minutes atlikti įvairias užduotis, būtent ar skaitmeninėje platformoje ir ne tik, nes vis dėlto didžioji dalis šokio pamokoje turi būti judėjimas. Mūsų kompetencijos, kaip ir kitų dalykų, turi savo eiliškumą, būtent pagal svarbą, ir šokyje jos yra šitaip išsidėsčiusios. Ir pati paskutinė yra skaitmeninė, būtent šokio pamokų planavimo kokybė. Kompetencijos iš tiesų man praplėtė tokį akiratį ir atėjo tarsi suvokimas, kad iš tikrųjų turiu ne vien šokį mokyti, o dar daugiau praturtinti šokio pamokas, kad jos būtų iš tikrųjų įdomios. Čia tarsi tas abėcėlės žodynas, su kuriuo mokiniai turėtų susipažinti pradinėse klasėse, kad vėliau jau jie turėtų supratimą, kaip reikia kurti ir šokius, ir etiudus, ir koncertą sukurti, nes visgi kuo jie toliau auga labiau, jų mąstymas keičiasi ir jau jie tada norisi savarankiškumo, bet koks gali būti savarankiškumas, jeigu tu nežinai net kaip tą šokį kurti, kaip sukurti tradicijas klasėse, kaip sukurti šventes. Tai kompetencijų vizualizacija, aš taip ir pavadinau. Mano šokio pamokose aš pasidariau tokias korteles, kuriomis primenu iš tikrųjų svarbiausia pati sau, kokią kompetenciją aš ugdysiu toje pamokoje. Ir tai yra tarsi man priminimas. Šiai dienai jau mokiniai pagal spalvas įsiminė, kokia tai kompetencija, ir netgi pakabinus vieną ar kitą kortelę, kartais būna viena, dažniausiai 2, 3 daugiausiai jau ant veidrodžio užsikabinu, mokiniai jau žino, tai šiandien labai daug šoksime poroje, nes jau žino, jeigu žalia, tai jau socialinė, emocinė, tai jau netgi nusako, ką veiksime toje pamokoje, man net nebereikia uždavinių kelti, jie patys keliasi pamokos uždavinius patys sau. Tai tokia pagalba ir iš tikrųjų labai įdomu stebėti, kaip visa tai vyksta, o man būtent tokia kompetencijų vizualizacija padeda neišklysti iš visos pamokos eigos, kadangi norisi labai daug visko pasakyti, parodyti, o dar reikia išmokyti vaikus judesio. Tai kultūrinė kompetencija, mokiniai šoka ant scenos, čia būtent tiesiogiai atliepiu, kad kas tai yra kultūra, turbūt kalbėjome apie žiūrovo ir atlikėjo pozicijas,
Vat štai ta kompetencija ir primena būtent, ką turi veikti, šokio pamokoje. Na ir kultūrinė kompetencija, ugdosi, kai, atlikdami ir kurdami, šokį, mokiniai mokosi suvokti tą šokį, būtent kaip tą reikšmingą kultūros dalį ir jos vertybę. O komunikuojančią savos ir kitų tautų, kultūrinio to palikimo ir šiandienos, gyvenimo, na, tokias prasmes. Mokydamiesi jį stebėti įvairių žanrų, stilių, šokių kūrinius, juos analizuojant, interpretuojant ir išsakant savo nuomonę, mokiniai iš tikrųjų semiasi idėjų savo kultūrinės patirties plėtrai ir savo raiškai. O kaupdami, apmąstydami ir įsivertindami savo šokio patirtį ir jo sąsajas su bendruomenės kultūriniu gyvenimu, mokiniai ugdosi kultūrinį sąmoningumą ir poreikis socialiai aktyviai veiklai. Kodėl pasirodymo užbaigimas, kada ypatingą dėmesį skiriu būtent, pasirodymo, svarbai, kas yra, labai daug diskutuojame ir aptarinėjame su mokiniais. Netgi tai atrodo labai paprastas dalykas užlipti į sceną, bet, mokiniai nemoka jo. Ir jie stebisi, o kodėl taip reikia, o kodėl reikia rankas nuleisti, o kodėl reikia nulipant laiptais nebarškėti, netaukšėti. Paprasti dalykai, apie kuriuos dažnai pamokose mes pamirštam kalbėti ir atrodo, na, savaime aišku, tik tai kai mokinys išeina dainuoti, šokti ar tiesiog į sceną užlipa, jam iš tikrųjų labai trūksta tos kultūrinės kompetencijos, kurios tarsi numetam ir paliekam pačiam mokiniui, nagi čia viskas žinoma, na ką jau čia, negi į tą sceną neužlips. Ir apie tai kalbėdama, tikrai matau, kada mokiniai, iš tikrųjų pajaučia tai, kad į sceną, reiškiasi, viena klasė, atėjusi iš koridoriaus su paprastais batais, lauko batais, paėmė, nusimovė batus ir užlipo be batų. Reiškiasi, aš labai širdį pasidžiaugiau. Ir tai reiškia, kad jiems įstrigo mano žodžiai, kad, na, scena, na, didžioji scena, tai yra, turi būti atiduodama pagarba jai. Ir į sceną negalima bet kaip įeiti. Ar tu būsi šokėjas, dainininkas, ar kitas atlikėjas. Ir tu privalai, gerbdamas sceną, gražiai apsirengti, gražiai atrodyti, nelipti su lauko batais. Įsivaizduokit, jiems vis tiek tai, na, liko kažkur minty ir jie visi nusiavė tuos batus. Tai čia buvo toks tikrai geras pasidžiaugimas ir bet tuomet supranti, kad ta kultūrinė kompetencija tikrai buvo ugdoma tinkamai ir kad jaunuomenę ugdome tinkama linkme, diegiant būtent tą kultūrinę kompetenciją. Kūrybiškumo kompetencija taip pat siejasi su kultūrinė ir būtent ugdosi, kai mokiniai mokosi patys kelti šokio idėjas. Atrasti tas idėjas kitose meno, mokslo, technikos kūriniuose ar aplinkoje. Ir mokydamiesi savaip, jungti žinomus judesius ir šokio žingsnius į sekas, tyrinėti ar surasti savo judesių reikalingų jų emocijų ir minčių raiškai bei sumanimų įgyvendinimui, mokiniai ugdosi būtent gebėjimą pasirinkti tinkamas raiškos priemonės ir jas tikslingai taikyti. Ir pasirinkdami ir pristatydami savo šokio kūrybos rezultatus viešai, jie mokosi dalintis savo kūrybos rezultatais su kitais.
Na, tarsi tai būtų tęsinys kultūrinės kompetencijos, ar ne, su paskutiniu sakiniu, kada jau jie dalinasi tą savo kūrybą, sugalvoja, kur jie tai norėtų atlikti. Ir štai viskas tarsi yra vientisa. Tačiau, jei mokiniai sukuria derinį, tai dar nėra kūrybiškumo kompetencija grįsta visa pamoka. Tai turi būti vėlgi visa pamoka apimančios užduotys, kuriuose ir būtų ugdoma, na, ta konkreti, šiuo atveju kūrybinė kompetencija. Ir jeigu mes tik sukursime užduotį ir viskas, o toliau ten mokysimės, kartosim, tai negalime sakyti, kad tai yra būtent visą pamoką mes būtent ugdėm kūrybiškumo kompetenciją. Čia yra darbas, kada dirba komandose, bet jie patys sugalvojo taip daryti ir būtent patys ieško to kūrybiškumo, kaip sukurti tą užduotį. Ar dirbsime po vieną, ar dirbsime ant scenos, ar rasime kitą erdvę, ar dirbsime grupėje. Vėlgi jie savo keliasi mokymosi tikslus ir atlieka tam tikras savo sugalvotas kūrybiškas užduotis. Taip pat ugdyti šią kompetenciją galima pasitelkti daiktus, patiems pasidaryti vėduoklės, skėčius atsinešti, įvairius daiktus ir mokiniams leisti ir suteikti galimybę kūrybiškai pristatyti savo darbą. Kadangi komunikavimo kompetencija iš tikrųjų labai siejasi su tuo, kaip mokinys tiesiogiai šoka, kaip jisai judesiais geba iškomunikuoti arba tiesiog paprastąja kalba parodyti suprantamai kūno kalba, ką jisai šoka. Komunikavimas būtent ir atsiskleidžia tada, kai žiūrovas, stebintysis, žiūri į šokėją ir supranta, kas vyksta ir išskaito iš judesių. Tai būtent čia ir yra būtent ugdoma komunikavimo kompetencija. Ir kai mokiniai mokosi ir ugdosi gebėjimą naudoti tuos judesius ir kurti tuos pranešimus, na, abstrakčiais judesiais, sieti juos į visumą ir turinčią estetinį tikslą ir iš tikrųjų prasmingą struktūrą. Tačiau, jei mokiniai tiesiog šoka, juda, tai dar nėra komunikavimo kompetencija grįsta visa pamoka. Ir visą laiką ateinant į pamoką reikėtų galvoti, o tai pasirinkus ugdyti šią kompetenciją, kaip reikėtų sudėlioti, kad visa pamoka būtų, visoje pamokoje būtų pagrindinė ši komunikavimo kompetencija. Turėtumėm pradėti nuo dalomosios vaizdinės medžiagos, kada mokiniai susipažįsta su šokio elementais, šokio figūromis ir brėžiniais. O žaidimas labai paprastas, aš tikiuosi pavyks mums pažaisti ir susitikus, kada mokiniai būtent gavę kortelę turi pademonstruoti savo kūnu judesio pagalba tai, ką jie mato kortelėje. O sėdintysis turėtų atspėti,
koks tai buvo judesys ir būtent išrinkti antrą kortelę tokią pačią, kad ir iš visos krūvelės, būtent ką jisai norėjo parodyti. Ir iš tikrųjų būna labai ir pykčių, ir daug juokų, kada mokinys labai stengiasi atlikti tam tikrą figūrą, judesiais iškomunikuoti, kaip jis, na, tą elementą norėtų parodyti, o niekas jo nesupranta, tai vat visą laiką ir kalbamės ir dalinamės, kad na ne viskas taip paprasta. Reiškia, neteisingai iškomunikuoji, na, turi pasirinkti tokį judesį, kad žiūrovas suprastų, ką tu nori pasakyti. Dar viena taip pat komunikavimo, reiškiasi, pamokos pavyzdys, kada mokiniai, tai yra pirma klasė, integruota pamoka šokis ir lietuvių kalba, jie būtent po naujų metų baigia susipažinti su visomis abėcėlės raidėmis, na ir tada vyksta įtvirtinimas. Na ir sugalvojom, kad galime tą patį padaryti ir šokio pamokoje. Na, tai ir tą ir padarėme. Tai šokio abėcėlė, na, o užduotis, kad kūno judesiais turėjo pademonstruoti savo vardą. Kas buvo greitesni, tai ir šeimos vardus pademonstravo, ir iš tikrųjų vėliau jau kada turėjom ir tą temą jau kaip ir pabaigti, bet dar vaikai prašydavo, o gal galime dar, tai jie tiesiog sugalvodavo žodį, jį pademonstruodavo savo kūnu, na ir mokiniai atkartodami judesius turėdavo dar ir garsu pasakyti, koks tai buvo žodis. Tai iš tikrųjų tai puikia užduotis būtent ugdyti komunikavimo kompetenciją. Pažinimo kompetencija, sakyčiau, turbūt labiausiai yra naudojama, nors tai nėra pirmoje vietoje, bet visą laiką juk mes supažindiname. Ir būtent žodis pažinimo, pažindinti ir reiškia, ką mes, kokią informaciją teikiame mokiniams, būtent tai ir yra ugdoma ta kompetencija. Noriu tik pasakyti, kad jeigu mokinį supažindinate su pagrindiniu šokio žingsniu pamokoje, visgi tai dar nėra pažinimo kompetencija grįsta visa pamoka. Tai yra tik labai maža dalelė būtent tos ugdomos pažinimo kompetencijos. Kad vyktų visa pamoka, na, reikėtų jau tada apgalvoti visą visumą ir pradėti nuo pradžios iki pabaigos, būtent supažindinant. Ir galbūt su nauju supažindinant nusilenkimu, supažindinant su nauju apšilimu, supažindinant su šokio žingsniu, supažindinant su nauju žaidimu. Aš naudoju šokio žanrus. Juos naudoju 4 klasėje, kada būtent supažindinu su visais 6 šokio žanrais. Ir aš vizualiai esu nurodžiusi, kad kiekvienas šokio žanras gyvena savo namelyje. Ir tame namelyje gyvena stilius. Na, tarsi namukas vadinasi tautinis šokis, o tame namuke gyvena 2 žmogiukai - folklorinis ir sceninis šokis. Na, ir folkloras turi ir savo žaidimus, savo šokius, sceninis šokis turi savo šokius. Na, ir mes apie tai kalbame ir dažnai jaučiu, kada netgi ir dideli mokiniai, ne tik kalbant apie mažuosius 1-4 klasių mokinius, labai, na, sunkiai suvokia, kas yra žanras, kas yra stilius ir kas yra šokis.